Sveiki visi! Šiandieną pradėsiu naują pamokų ciklą. Kursim mes blogą su Laravel 5. Kaip visi ko gero esam įpratę, kad blogą mes kuriam dažniausiai su WordPressu, kartais su Joomla arba su Drupal, bet dabar aš pats pasistengsiu, aš jau daug metų dirbu su WordPressu ir su frameworkais tik kažkiek esu susipažinęs ir norėčiau aš pats bent jau savo ištaisyti šitą kaip ir bėdą, klaidą ir tuo pačiu beburdamas blogą, nes tai ganėtinai universalus dalykas tinklalapiams, ko dažniausiai reikia kažkokio kaip nuosavo blogo. Tai vat, pabandysiu su Laravel 5 ir visą tai įgyvendinti. Laravelą pasirinkau todėl, nes jis ganėtinai populiarus yra, jis ganėtinai rimtas konkurentas kaip Symfony arba Zendui. Ir su Laravelu nėra, ko gero, taip sunku mokytis kaip šitų dviejų frameworkų. Tai vat, ką reikėtų mums mokėti jau, kad galėtumėm pradėti mokintis patį Laravelą. Tai visų pirma, reikėtų žinoti, jau turėti PHP pagrindus, objektinį programavimą. Aišku, iki jo, ko gero, jūs jau mokėsite HTML, CSS ir daugiau kaip ir viskas. Aišku, reikėtų geriausiai žinoti ir WordPresso, kokie būtent yra funkcijos, kas yra blogas, kaip jis valdomas, tada žinosim, ką ir kuriame. Ok, tai visų pirma, ką mums reikėtų pasiruošti darbui. Tai reikėtų mums instaliuotis jau kažkokį tai vampą arba XAMPą, kokį aš turiu. Po to teksto kodo editorių arba DLE. Aš tai dabar naudosiu šiom pamokom Sublime Text. Kiti gali naudoti tą patį, kad ir paprastą Notepadą, Notepad++ arba PHP Stormą. Ir jeigu jūs norėsite savo darbais dalintis, galite naudoti Gitą. Aš dėja nelabai mėgstu rašyti per konsolės, bet dėja teks, ypač per Laravelą komposterį, kas dažnai Gite yra irgi rašoma. Aš naudoju Source 3. Ok, tai jeigu nežinot, ką reikia pradėti, tai XAMPą mes galim parsisiųsti šio nuostabaus websaito. Google'as patį pirmą mums ir rekomenduoja. Čia galim pasirinkti, visai nesenai išėjo PHP 7. Galim jau netgi jį įsidiegti. Taip pat Sublime Text, kaip sakiau, mes jį irgi galim parsisiųsti nemokamai. Vat kaip paprasta viską ir ką, galim parsisiųsti patį Gitą arba Source 3. Source 3 man liktais yra, atrodo, kad jis yra mokamas ir nemokama versija, tiksliai neatsimenu, arba jį stipriai apribota gal kažkiek tai, arba ant trial yra. Aš pasižiūrėsiu, nes aš ją naudoju vietoj konsolės, nes tai man žymiai lengviau yra suprasti visą šitą versijų kontrolę ir nereikia rašyti konsolinių visokių komandų ir taip pat žymiai lengviau, kas man patinka. Kažko labai lėtas internetas. Vienu žodžiu, kad šičia rodo, kokia šaka į kokią versiją nuėjo.
ką tu dirbdamas per konsolę, tu turi jau pats atsiminti, laikyti tai galvoj ir jeigu kažką ne to priprogramavai ir nori grįžti atgal, tai jau turi atsiminti ir sakykime, jeigu tavo kolega irgi kažką kito programavo, tai per Source 3 tu gali visą tai matyti ganėtinai aiškiai. Na, šičia gyvų dalis matosi, bet pagrindinio slaido, kiek matau, nepakrovė. Nu, nieko. Tai jūsų apsisprendimas, ar norit su Gitu dirbti, ar su Source 3. Taip pat Sublime Text, šičia galit jį parsisiųsti. Arba nusipirkti, jeigu norit. Tai vat, šičia Windows 8.4. Bitų sistemų yra taip pat Linux'am ir iOS. Tai kaip ko gero ir viskas liktais, ko reikia norint pradėti dirbti su įrankiais. Ok,